Žiniasklaidos teorijos srityje Marshall McLuhano inovatoriška idėja "The medium is the message" vis dar skamba laike, kvestionuodama mūsų suvokimą apie komunikaciją, technologijas ir pačią perduodamų pranešimų esmę. Pradėdamas šią vaizdo analizę, aš gilinsiuosi sudėtingą mano kūrybos gobeleną, siekdamas išnarplioti gijas, kurios įmantriai susipynusios iliustruoja gilią McLuhano idėją. The medium is the message iš esmės teigia, kad medija, per kurią yra perduodama informacija, yra ne tik neutralus indas, bet ir įtakinga jėga, kuri formuoja ir keičia perduodamą žinią. Pasiruoškite introspekcijos ir atradimų kelioniai, kurioje analizuosime vaizdo įrašo niuansus, vizualinę kalbą, technologinius sprendimus, siekiant atskleisti subtilius būdus, kuriais pati medija tampa aktyvi pasakojimo proceso dalyvė. Atlikdami šią analizę sieksime išsiaiškinti, kaip mano vaizdo įrašas tarnauja ne tik kaip turinio reprezentacija, bet ir kaip gyvas Marshallo McLuhano teiginio, kad medija iš tiesų yra pranešimas, liudijimas. Kas yra Marshallas McLuhanas? Marshallas McLuhanas tai Kanados žiniasklaidos teoretikas, filosofas ir kultūros kritikas, kurio inovatoriškos idėjos padarė didelį įtaką mūsų supratimui apie komunikaciją ir technologijas. McLuhanas geriausiai žinomas dėl savo provokuojančios koncepcijos The medium is the message, kurią pristatė savo pagrindinėme veikale Understanding Media – The Extensions of a Man 1964 metais. McLuhano teorijos esmė teiginys, kad priemonė, kuria yra perduodama informacija, yra svarbesnė už jos turinį. Anot jo, pačios medijos pobūdis ir ypatybės formuoja ir daro įtaką pranešimui dažnai giliau nei aiškiai išreikštas perduodamas turinys. Iš esmės, McLuhanas teigia, kad medija tampa neatskiriama ir transformuojančia viso komunikacijos proceso dalimi, aktyviai dalyvaujančia kuriant prasmę. Ši inovatyvi idėja paneigia tradicinį požiūrį, kad dėmesys sutelkiamas tik į pranešimų turinį ir pabrėžia, kad reikia atsižvelgti ir į terpę, nesvarbu ar tai būtų radijas, televizija, spauda ar skaitmeninės platformos, kaip į dinamišką ir įtakingą jėgą, kuri formuoja mūsų suvokimą ir sąveikoja su informacija. Marshall McLuhano darbai ne tik suteikia vertingų įžvalgų apie žiniasklaidos poveikį visuomeniai, bet ir nutęsia kelią nuolatinėms diskusijoms apie simbiotinį technologijų, komunikacijos ir kultūros ryšį. Manau, yra svarbu paminėti, kodėl mes sukūrėme šį filmuką. Šis vaizdo įrašas buvo mano ir Aurimo meno kūrinys, skirtas išpirkti kaltę už praleistą medijų filosofijos seminarą. Mums kilo idėja pamėginti iliustruoti Marshall McLuhano teiginį The medium is the message. Mūsų sukurtas vaizdo įrašas skatina žiūrovą įsitraukti į jam pateikiamą turinį, stengtis atrasti pateiktą mintį. Vaizdo įrašas provokuoja ieškoti sąsajų ten, kur jų visai nėra. Būtent todėl šį įrašą mes ir pavadiname Mind Massage, proto masažas, nes jis skirtas provokuoti žiūrovo mąstymą. Aš ir Aurimas, kurdami šį filmuką, stengiamės atrasti kadrus, kurie iš savęs būtų tiesiog juokingi ir beprasmiški, tačiau juos pateikti tokiame formate, kad žiūrovas mėgintų atrasti juose prasmę. Pavyzdžiui, dalis kadrų yra rodomi atbuline eiga. Žiūrovas tai galėtų interpretuoti kaip laiko atsukimą, praeitį. Vaizdo įraše galim pastebėti metų laikų kaitą. Taip, žvelgdami tam tikrą ciklą. Nors realybėje vieną filmavimo dieną snigo,
o kita tiesiog ne. Taip pat galime mėginti įžvelgti tematiką – žmogaus ir gamtos ryšys. Vaizdo įrašo pradžioje matomas beveik nepaleista gamta, vėliau rodomi pastatai, gatvės bei automobiliai. Taip galima įžvelgti urbanizacijos pavaizdavimą. Kita pastebima detalė yra klaidžiojantis jaunuolis. Įrašo pabaigoje matoma, kaip jis nušoka. Tai žiūrovas gali interpretuoti kaip tam tikrą savižudybę. Taigi iškyla klausimas, kodėl mes atrandame sąsajas ten, kur galbūt jų visai nėra? Žmogaus polinkis ieškoti sąsajų ten, kur jų visai gali ir nebūti, yra vadinamas apofenija. Jis kyla iš mūsų evoliucijos polinkio į modelio atpažinimą, kognityvinio efektyvumo ir noro nuspėti bei kontroliuoti aplinką. Dėl šio pažintinio polinkio dažnai įžvelgiame prasmingus ryšius atsitiktiniuose ar nesusijusiuose duomenyse, nes tai lemia įgimtas prasmės poreikis ir polinkis nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius. Šių tendencijų suvokimas pabrėžia kritinio mąstymo ir įrodymais pagrįsto argumentavimo svarbą, siekiant įveikti sudėtingą informacijos apdorojimo ir sprendimų priėmimų procesą. Tačiau negalime drąsiai teigti, kad filmuke išvis nėra sąsajų, juk filmo kūrėjai mes irgi esame žmonės, kurie nors ir to nenorėdami formuoja žiūrovą. Nors vaizdo įrašas ir buvo filmuotas atsitiktinai pasirinkus kadrus, jų kompozicija buvo pasąmoningai pasirinkta operatoriaus. Kadrai buvo sumontuoti taip pat žmogaus, kuris taip pat nesąmoningai pasirenka kadrų trukmę, spalvas. Negalime pamiršti ir muzikos. Kompozitorius sukūrė vaizdo įrašui muziką, taip nesąmoningai sukurdamas tam tikrą siužetą. Visi šie faktoriai, tai žmogaus indėlis, sukuria terpę žiūrovui ieškoti vaizdo įraše pasakojamos istorijos. Vaizdo įrašo gale yra išgirstami žodžiai canis cakas, kurie išvertus iš lotynų kalbos reiškia šuns išmatos. Canis cakas. Taip mes norėjome iliustruoti vaizdo įraše patiktą turinį. Mūsų pagrindinė mintis atsiremia į McLuhano mintį The medium is the message, kad yra svarbiau ne kas yra pateikiama, o kaip tai yra pateikta. Filmuko esmė yra parodyti, kad beprasmiai vaizdai, šuns išmatos, įvilkti į gražų apvalkalą įgauna kitą reikšmę. Tai atsispindi ir skaitmeninėje šiuolaikinėje erdvėje, kur informacijos pateikimas tapo svarbiausiu veiksniu, konkuruojančiu su pačios informacijos verte. Dėl socialinės žiniasklaidos atsiradimo, dėmesio stygiaus ir poreikio akimirksniu įsitraukti išaugo vizualinio patrauklumo, naudoti patirties ir pasakojimo svarba. Informacija, kuri yra sumaniai supakuota, vizualiai įspūdinga ir lengvai įsisavinama, turi daugiau galimybių prasiveržti pro triukšmą ir patraukti auditorijos dėmesį. Nors informacijos turinys išlieka labai svarbus, realybė tokia, šiais laikais, kai dominuoja greitas informacijos vartojimas ir daugialypės terpės komunikacija, veiksmingas pateikimas tapo vartais į auditorijos imlumą. Na ir apibendrinamas, norėčiau pabrėžti, kad šiais laikais labiau nei bet kada yra svarbu neleisti savo pasinerti į informacijos triukšmo pasaulį ir prasmingai ieškoti idėjų, nepaisant informacijos srauto patrauklumo. Ačiū, kad žiūrėjote šią vaizdo analizę ir tikiuosi, jog susitiksime kitoje.